Kitų knygų leidykla, žinote, yra šauniai pagarsėjusi kaip undergroundinės, kontrkultūrinės, avangardinės literatūros leidykla, kurios autoriai yra Bukovskis, Vonegutas, Orvelas. Tačiau laikui bėgant ši leidykla sugalvojo kitoje srityje pasireikšti. Na ir šita knyga apie smegenis yra mokslo populiarinimo knyga, tačiau ji yra labai skiriasi nuo tų knygų pseudo mokslinių, kurios leidžiamos Lietuvoje, kaip tokios, pavyzdžiui, 1000 ten visatos paslapčių, 1000 mokslo paslapčių. Tai yra dažniausiai Lietuvoje leidžiamas ganėtinai infantilios, tokios labai popsinės mokslo knygos, o rimtesnių labai trūksta. Tai kitos knygos stengsis šitą nišą užpildyti. Ir šiandien kalbama apie Normano Deutscho knygą Save keičiančios smegenys. Siūlau pačioje pradžioje pažiūrėti labai trumpą filmuką. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. The idea that the brain is plastic in the sense of changeable, adaptable, malleable is, I have come to believe, the single most important change in our understanding of the human brain in 400 years. It's revolutionary, and since all human activities emerge from the brain, any change in our understanding of the brain ultimately has a major impact on anything that we do. I define neuroplasticity as that property of the brain that allows it to change its structure and its function. And that's in response to the actions that we commit ourselves to. It's in response to sensing and perceiving the world, and even, quite fantastically, to thinking and imagining. Taigi, kalba eina apie mūsų smegenis, kodėl ir kaip jos kinta. Prašau. Labai diena. Labai malonu čia taip matyti tokią pilną salę. Ir, aš šiaip jau, galbūt kiek taip prisistatysiu, šiaip aš esu neurologas, klinicistas, bet užsiimantis daugiau kognityviniais sutrikimais, pažintiniais sutrikimais, tai yra ligomis, kurios jas sukelia, sakysim, Alzheimerio ir kita, bet atitinkamai, kadangi užsiimi tokiais dalykais, tenka susidurti su ne tik su smegenim bendrai valdančiais kažkokias fizinės funkcijas, bet ir būtent, vis tiek pasigilinti įvairius smegenų kitimus ir panašiai. Galbūt mes visai planavom dėl to pasisakymo, kaip tas turėtų atrodyti, ir iš tikrųjų mes truputėlį pakalbėsim, pasakysim trumpai savo tam tikrus galbūt pastebėjimus.
tiek apie knygą, tiek apie pačią problemą. Na, o paskui turbūt galbūt jūs klausit, ar kaip jau čia išsidėstytas šitą diskusiją, ar mes padiskutuosim, jeigu bus kažkokiu tai. Tai dabar galbūt pirmiausiai aš tam tikrus savus pastebėjimus galbūt norėčiau pasakyti ir, na, iš tikrųjų, undergroundo literatūra irgi labai svarbus dalykas ir įdomus, bet šitas netikėtas pokytis ir išleidimas populiarios, bet, na, sakykime, rimtos populiarios literatūros, kuri iš tikrųjų, tiesą sakant, kartais jau turi tokių nebūdingų populiariai literatūrai bruožų kaip literatūros sąrašus, komentarus, gale ir panašiai. Na, tikrai sveikintinas, nes pačiam galų gale, kas galbūt tą knygą jau yra skaitęs ar vartęs, ar kažkiek apie ją žino, ten pradžioje yra įvadas parašytas psichologo profesoriaus Bagdono, kuris turi neurofiziologo didelį patyrimą, kad vis tik tai, na, Lietuvoje tokios literatūros lietuviškai jos praktiškai nelabai yra. Jeigu jūs skaitot laisvai angliškai ir jeigu tą temą domitės ir jeigu esat tos ryties specialistai, aišku, jums ne šitai auditorijai skirta knyga, bet tai specialistai susiras savo specialią literatūrą. Dabar šiuo atveju tikrai knyga yra populiari, čia Kotevičius ponas tiesiai taip ir pasakė. Iš kitos pusės, ką galėčiau aš pasakyti, kad iš tikrųjų jinai tam tikra prasme yra labai novatoriška, parašyta patraukliai, žaismingai, ne visos rimtesnės populiarios knygos apie smegenis rašomos šitaip. Čia galbūt yra ir stiprioji, ir kai kuriuose vietose silpnoji knygos pusė, kad jos autorius iš tikrųjų pagal savo pradinį, jos autorius galbūt, nežinau, knygoje netgi nėra taip detaliau to išdėstyta, bet iš pradžių yra mokęsis klasikinės literatūros ir filosofijos, paskui pakeitęs tą į medicinos studijas ir baigęs psichiatrijos rezidentūrą. Psichiatrų jis tiesa toliau nepraktikavo ir iš karto perėjo ir treniravosi, mokėsi psichoanalitikų. Na ir toliau dar truputėlį susipažino porą metų su neuromokslų metodais ir vėliau užsiiminėjo daugiau, na, ne tai, kad griežtai psichoanalizė, bet tokių visokių įdomių revoliucinio pobūdžio faktų, atradimų, paiešką, popularizavimų ir taip toliau. Iš tikrųjų tai yra akademinis žmogus, šitas Normanas Deutsch, jisai turi pozicijas iki šiol tiek Toronto universitete Kanadoje, tiek Kolumbijos universitete Jungtinėse valstijose. Tiesa, vėlgi pozicijas daugiau tokias su psichoanalize susijusias, o knyga kaip ir apie smegenis, ne apie psichologinius grinai ar psichoanalitinius dalykus, bet raugumo ir palengvina galbūt skaityti ją tiem žmonėms, kurie nėra grinai jau neuromokslų ar psichoanalizės specialistai. Iš kitos pusės, aišku, knyga daro akcentą pabrėždama neuroplastiškumą. Tas terminas, jisai galbūt kai kam skambės labai jau taip paslaptingai, tik tai nieko labai paslaptingo čia tame nėra. Tiesiog jūs matėte tą prieš tai pademonstruotam trumpam filme, kad vis tik tai smegenys gali keistis, jos keičiasi visą laiką. Ten parodytas buvo vienas iš mechanizmų, kaip jos gali keistis, tai vadinamas takų praminimas, ten ir panašiai. Bet, na, ir tas lyg toks bendras teorinis faktas, kad gali keistis, kuris kaip ir nieko lyg tai nesakytų, jisai toliau pateikiamas visoje eilėje konkrečių situacijų, kaip tai galima panaudoti, padedant žmogui įvairiose situacijose su tam tikrom negaliom, kurios kartais vertinamos kaip neišgydomos, negrįžtamos,
ir panašiai. Tai tiek iš literatūrinės pusės tikrai knyga yra parašyta patraukliai ir gražiai, tiek iš mokslinės pusės pasiremta tikrai moksliniais šaltiniais, ten nekalbama apie auras, čakras ir taip toliau. Tai jeigu kas tikėjosi čakrų arba aurų, čia to nebus, nei valymo, nei aurų diagnostikos, bet knyga tikrai pagrįsta mokslu. Tik tai, aišku, vėlgi, jeigu jau kas tai bus nusiteikęs skaityti įdėmiai ir rimtai, tai aš siūlyčiau padaryti būtinai vieną dalyką, ne tik perskaityti, ką rašo Normanas Doidžas autorius, bet perskaityti trumpą profesoriaus Albino Bagdono psichologo įvadą ir ypatingai pažiūrėti, jisai ten labai gražiai keliuose puslapiuose parašė trumpų komentarų, nes, na, autorius turi tam tikrą polinkį, žinoma, tai problema visada, kurie užsimi, pradeda atrodyti pati svarbiausia, pati didžiausia pasauly ir kartais ta kritika truputėlį išnyksta. Ir kai kurios vietos knygoje yra gana diskutuotinos, ar taip jau galima generalizuoti, manomi tokie dalykai, kaip autorius tvirtina. Tai štai, kad tam sugrąžinimui prie tos tokios tikros realybės profesoriaus Bagdono komentarai yra tikrai labai trumpi, lakoniški, tikslus. O šiaip tai vėlgi ne tik, kad susipažinti šiek tiek su neuromokslu ir kartu su psichoanalize, kas šiaip tai gana tolimi dalykai iki šiol likę, nepaisant visų bandymų juos suartinti, tai tikrai yra įdomu. Plius ten pateikta susitikimų, pokalbių, minčių su labai žymiais kai kuriais žmonėmis besidomėjusiais smegenimis, neuromokslais, ypatingom tam tikrom jų galimybėm. Tas visas yra tikrai labai įdomu, labai vertinga. Tik tiek atsakyčiau, reikia taip paimti, kas įmanoma su tam tikru kritiškumu vietose, kur autorius šiek tiek, na, galbūt generalizuoja ir padaro tą savo metodą tarsi metodų nuo visko gydyti. Tiesą sakant, čia, na, jau grinai medicinoje, o turbūt ir psichoterapijos ir psichologai sutiktų su to, kad jeigu metodas tinka gydyti viskam, tai jis paprastai nelabai tinka niekam. Tai ir taip toliau nagrinėjo jų, na, čia šiuo atveju vėl kiti laikai, bet tie atvejai yra gana panašus, tik tai šiuo atveju truputėlį iš kito kampo pažiūrimo, iš smegenų kampo. Tai aš manyčiau, kad labai vertinga ir labai vertingas leidyklos veiksmas iš tikrųjų. Kiek tai seksis, na, priklausys nuo skaitytojų, kaip jie iš tikrųjų įvertins ir pasižiūrės visą šitą, bet aš manyčiau, kad aš vis tiek pasakysiu tokį dalyką, knyga dar yra optimistinė ir pozityvi. Nu, ir šiuo metu, kai Lietuvoje, tiesą sakant, tos nuotaikos visuomenės nėra labai geros ir apklausos dažniausiai rodo mūsų didelį depresiškumo laipsnį ir neįgiamą vertinimą savo būklės lyginant ir su kitom Europos šalim ir su kitais. Tai tokia truputėlį inspiracinė ir apologetinė knyga, na, tegul jau ta apologetika kartais ne visiškai pagrįsta, bet na, tikrai naudinga. Tai vertinčiau tikrai kaip labai naudingą darbą atliktą ir labai vertingą knygą išleistą, su kuria galėtų tas, kam šita šiuo metu pati sudėtingiausia, žinoma, žmogui struktūra visatoje, smegenys yra bent kiek įdomi, susipažinti su. Dėkui. Dėkui. Panašiai paklausysime ir Felikso Laugalio, kuris yra psichologas, o ne medikas, iš kito kampų. Dėkoju. Labą dieną. Sakysiu, mėly kolegos, todėl, kad aš manau, čia atvedė ne, pagrindinis motyvas atvedė jūs čia ne kokio nors ypatingai gražaus vaizdo,
pažiūrėti, o motyvas, tikriausiai pažintinis motyvas. Tai, vat, tikiu, kad ne vienas jau tą knygą, apie kurią mes šnekam, esat vardę, žodžiu, ir jau turi čia apie tokį, čia pasakyti, kai kas, nu, gal visiškai nebloga, ir argumentuota buvo tai nuomonė apie tą knygą. Matau, vėliau auditorijoje savo studentų, psichologų ir baigusių dar studijuojančių. Jie Vilniaus universitete neuromokslų kursus, žodžiu, konkrečiai man čia pagrindinės jau 40 metų, kaip sakyta, tas džiaugsmas ir ta bėda tenka. Žodžiu, paskutiniais metais, dešimtmečiais, žodžiu, labai ryškiai ima konstruktyviai bendradarbiauti psichologai arba sistemininkai ir biochemikai, kolegos medikai. Ir aš labai džiaugiuosi profesoriaus Kaurio kalba, kadangi jis jau šneka kaip psichologas. Taip, ir prieš 20 metų jau iš mediko prieš tarkim, 30 metų tokių nelabai minčių išgirsti, sakysim. Taip, ir iš tikro buvo ilgą laiką tokia situacija, kad vieni medikai gydė kūną, psichologai bandė ten kažką gydyti sielą ir vieniem ir kitiem šiek tiek sekėsi, bet vieniem ir kitiem daug iškildavo problemų. O dabar mes matom ir paskutiniai dešimtmečiai rodo, kad integruojant kartu ir medikamentinį gydymą, ir psichologinį poveikį, efektas būna daug didesnis. Ir vat, kaip tik tai ta knyga ir iliustruoja visus šitokius, kaip sakyti, pavyzdžius, kaip kolega sakė, atvejų analizės pavyzdžius, kaip sėkmingai tie pacientai, sakysim, kurių medikai atsisakė ir pasakė, kad tikrai yra neišgydomi, pasirodo, kad jie yra išgydomi naudojant kai kurias psichologinės, kaip sakyti, metodikas. Tas metodikas šiautorius, kaip psichoanalitikas, įvardina kaip psichoanalitinės, ir tas teorinės pažiūros iš čia dėsto, nors iš esmės tai visai jos metodikų nėra tokios, ir kognityvinės psichoterapijos, ko gero. Kaip sakysiu, ties, nesvarbu, koks tas vaisto pavadinimas, svarbu kas, svarbu, kad jeigu žmogus nevaikščioja, jis suvaikšto. Svarbu, kad jeigu žmogus, jeigu jam atrodo, kad jis visą laiką krenta, įsivaizduojat, šokant iš aukščio žemyn toks jausmas. Tai visą laiką žmogų toks jausmas kankina, tai įsivaizduojat, kaip jam kokia yra gyvenimo kokybė. Ir medikai pasako, nieko nepadarysi, visuomeninis aparatas, priekinis aparatas yra suardytas ir mes čia nieko negalim padaryti. Paslaugą galim padaryti. Arba žmogus neturi rankos, o jam tą ranką skauda. Skauda ir didžiausi skausmai. Ir žinoma, galima nocicepcinius tos centrus smegenyse veikti ir taip toliau. Žodžiu, bet tai nebus priežasties pašalinimas, tai bus tik tai pasekmės, kaip sakyt, modifikavimas. Čia irgi ateina psichologinė dalykai. Žodžiu, nekalbu apie tą psichoneuroimunologiją ir kitus modernius dalykus, kur, kaip sakyt, psichologai ir medikai bendradarbiauja. Žodžiu, ta knyga, kolegos, tai yra viena iš tokių labai, manyčiau, simptomatiškų kregždžių, kuri rodo būtent tą naują 21 amžiaus tendenciją. Būtent įvairių mokslų, biochemijos, kaip sakyti, iš esmės, biofizikos, klasikinės klinikinės medicinos, psichologijos ir vis tokio kitokio, kaip ten be pavadinsi, su vairiais pavadinimais mokslų, kaip sakyti, sintezę. Ir jie atveria kelius naujam žmogaus pažinimui. Naujam žmogaus pažinimui, ko mes anksčiau nežinojome. Ir be abejo jo gerbimo kėlimui, taisymui, gydymui ir panašiai. Žiūrėkim, juk, mėly kolegos, ir varliukas šiltoj kūdavai kurdamas pavasarį, neužilgo tokius dalykus mes pamatysim, vakare žiūri į mėnulį, mato iš tą mėnulį, tai žodžiu, kažką gal apie tą mėnulį ir galvoja, nes ne bet kada kurkė, taip, žodžiu. Tai noriu pasakyti ką, kad ir mes žmonės ilgą laiką buvom tokie varliukai.
Irgi žiūrėdami į tą mėnulį, sakysime, ar į žvaigždės, ar šis į realybę, išorės pasaulį, nedaug paskyrėmės nuo to varliuko ir tik per paskutinius, jeigu taip jau labai sąsargas į tūkstantmečius, jeigu tiksliau per paskutinius šimtmečius, o jeigu dar tiksliau, tai praktiškai po antro pasaulinio karo mes pradėjom pažinti save. Ir čia, jeigu praeitas šimtmetis buvo, sakysim, fizikos, biologijos, chemijos amžius, tai šitas mūsų amžius bus psichologijos amžius. Ir ne veltui aš čia savo studentus, kuriuos matau, taip jaučia, kad ateina laikas mums išeiti iš varliuko kūdros, išplaukti į didesnius vandenius, taip, žodžiu, o tam be abejo reikalinga, smegenys, taip, geri smegenys. Ir va, čia kaip tik tai, kada pradeda rūpėti, kaip tos smegenys keisti, kaip jos gerinti, kaip žmogui padėti, va, ir ateina tas neuroplastiškumas. Tai. Žodžiu, apskritai, aš kai skaitau paskaitas savo studentam, kartais pasiūlau juokais, ypač merginom gražiom, žodžiu, kai pagalvoti, ką jos mato, kaip pasižiūri į veidrodį. Žinoma, jis mato ten akytės, nosytės, sakysim, žodžiu, būdamas priekabęs kai ką pataiso, padažo, sakysim, pagal taip, kaip jums atrodo, žodžiu, va, turi tokį, kaip sakyt, savęs sampratą. Tai čia yra normali, kaip sakyt, normalaus žmogaus samprata, bet jeigu tu esi neurologas, jeigu tu esi psichologas, tu turi truputį kitaip į pasaulį žiūrėti. Aš sakau tada, kad kai žiūrėsit į veidrodį, matykit smegenis, galvos smegenis, o akytės, nosytė, tai yra priedai. Tai yra priedai prie smegenų, pagrindinis dalykas tai yra smegenys. Ir jūsų sėkmė gyvenime, ir profesinė, ir kaip merginas sėkmė nulems kas. Smegenys galima, kaip sakyti, turėti labai gražias akytės ir labai gražią nosytę, bet jeigu nemokėsi koketuoti, jeigu taip, jeigu nemokėsi tais dalykais naudotis, tai būsi toks paveikslėlis gražus. Tai. Va, mes puikiai iš savo bendravimo, kad, sakysim, įvairūs judesiai, kūno judesiai, veido judesiai, žodžiu, kad jie gali ir gana negražų veidą padaryti kokį patrauklų, įdomų, pastebimą, sakysim, ir panašiai. Žodžiu, matom, kad ta žmogaus savęs išreiškimas, savęs parodymas pasaulyje priklauso nuo nervų sistemos dalykų. Ir prasideda tie visi reikalai, aš jau ilgai šneku, tai baigsiu. Žodžiu, dar mums prieš gimimą, čia apie tai autorius nešneka, bet plastiškumo dalykai prasideda dar prenataliniam periode. Ir jeigu anksčiau psichologui vaikas rūpėjo, kada jis jau ateina į pasaulį, sakysim, kada pradeda reaguoti į kažkokius temus ir panašiai, dabartiniam psichologui, moderniajam psichologui jau vaikas rūpi maždaug praėjus, keliom savaitėm po apvaisinimo. Nes tada prasideda, dar vaikutis yra daug kartų mažesnis už aguonos grūdą. Dar jo nesimato, be specialių, kaip sakyti, prietaisų, bet jame jau, kadangi prasideda procesai, kurie bus susijęti su nervų sistema, su galvos smegenimis, jie kartu ten įsideda tokios, kaip sakysime, kaip vyro, moters, paskui net ir tobulesnės asmenybės savybės, kurios išlieka visą gyvenimą žmogui ir kurias pakeisti yra ką. Prastai, taip, labai sunku ir nedaug dėlė daugam kada nors ryte. Jeigu esi vyras ir atsibundi ryte, o jau jautiesi ką? Moteris. Kūnas vyriškas, o jau ką? Vidus moteriškas, nes o kas tai padaro? Smegenys padaro. Ir plastiškumas mums tai rodo. Žodžiu, kad smegenys labai įdomus kūrinys, jos yra ir pačios save programuojančios. Autoprogramavimo, kaip kad dabartiniu metu, kad yra robotai programuojami. Žodžiu, gamyklose, kada ranka vedžiojama, jis pats susiprogramuoja, paskui ką reikia daryti, ten mechaninė ranka, tai. Ir jos tam tikra dalimi yra iš išorės programuojamos, o čia daug Nobelio premijos laureatų paminė Lorenz ir panašiai su gyvūnais eksperimentus. Žodžiu, iš tikro, galim mes keistis ir keičiamės,
patys savo norų ir galim keistis ir keičiamės išorės poveikį, ar tai vaistų, ar tai kokių cheminių medžiagų, ar tai įvykių poveikį. Vieno dalyko, ko aš čia pasigėdau toj knygoje, bet tik tai dėl to, kad autorius šito dalyko neakcentuoja. Bet aiškiai mato šitą, kaip sakyti, linija, būtent žmogaus asmenybės aktyvumo dalykų. Žodžiu, kaip pasakyti, žmogus nėra gydomas, žmogus pats gydosi. Noriu akcentuoti motyvacijos svarbą. Ir va ten visi tie aprašyti atvejai, kurie pasveiko ir panašiai, jums kas buvo visiems bendra? Tai, kad nežmoniška, kaip sakyti, noras daryti tokius dalykus, kur neįmanoma. Negali rankos pakelti, bet vis tiek jis ją kelia, vis tiek jis ją nori kelti. Ir jeigu jam dar yra prieš savo šalia patarimas, kaip jis tą ranką turi kelti, kaip jis ten ką turi daryti, iš tikrųjų gaunasi, nežinau, kaip ir ten jų rašo, stebuklai. Medikas atsisako, psichologas irgi vienas nelabai ką žino, kai kada daryti, o kai išrimi tos dalykus iš karto gauni puikų, nuostabų rezultatą, kuris kartais įvardinamas kaip stebuklas. Baigdamas noriu atsiprašyti, kad aš čia įlindau taip. Žodžiu, čia turi būti profesorius Bagdonas, kuris tą knygą redagavo, bet jis dabartiniu metu, taip jiems supuolė, kad jis turi būti disertacijos gynime, šito komitete. Taip, jis negalėjo čia ateiti taip, aš atėjau kaip jo kolega, paprašyti, kadangi taip pat sergu kai kuriom panašom ligom, neurologinėm ligom, žodžiu, tai trumpai tiek. Žodžiu, baigdamas ką pasakysiu, kad leidykla turi gerą uoslę. Žodžiu, pajautė labai įdomu ir, kaip sakyti, gerą išpaususiai visuomeniai įdomią idėją. Ir aš jau jaučiu, kad ir kitos leidyklos taip pat pradeda uosti ir mes iš tikrųjų pamatysim visą eilę neužilgo knygų, kur, kaip sakyti, fiziologija, neurologija, žodžiu, psichologija kartu dera, žodžiu, ir duoda labai įdomus efektus, kurie gerina, taip vadinamą, žmogaus gerbūvį. Žodžiu, ačiū Jums, kolegos, uždėmesį, linkiu gero gerbūvio darnos tarp kūnų ir sielos. Ačiū uždėmesį. Dėkui Feliksui Laugaliui už varliukus ir už smegenis veidrodyje. Kadangi mūsų diskusija, sutikimas yra diskusija, reiškia, turi būti ir klausimai, diskutuoti turi žmonės, ne? Tai jeigu norite ko nors paklausti, kelkite ranką, aš iškart pribėgsiu su mikrofonu. Tinka? Taip, dabar aš kaip eilinis smegenų nešiotojas, turėtojas, man visą laiką knieti sužinoti praktinę pusę šito fenomeno, tai yra smegenų galimybės keistis. Autorius aprašo daugybę bandymų, eksperimentų, kaip užsienio šitie visi mokslininkai, medikai, psichologai įdėsi į priekį ir bandė sutraukyti arba peržengti per tą konservatyvią nuostatą, kad smegenys nekinta, jos yra duotos vieną kartą visiems laikam, ir priėjo kitokio požiūrio. Kaip Lietuvoje, manote, prelegentai, ar buvo atlikti kažkokie, ar naudojama praktiškai tos idėjos, kurios aprašytos knygoje? Pavyzdžiui, ar ligonis, kuris turi problemų su vienais ar kitais dalykais, yra naudojama kažkokie metodai, būdai, kad jį pagydyti per smegenų plastiškumą? Ką manote? Taip, pirmiausiai čia galbūt aš kiek tai pačios knygos teiginius ir gerbiamo. Vis tik tai, tiesą sakant, neuroplastiškumas, čia kaip ir buvo, mes kalbėjom iš esmės, čia nėra kažkas, kas būna retai ir tik tokiuose specialiai parengtuose eksperimentuose, kaip sakysim, aprašyta knygoje. Knygoje yra specialiai sugalvota tam tikros technikos, kurios išgautų labai stulbinančius rezultatus. Bet neuroplastiškumas, tas keitimasis, jeigu aš pakelsiu pirštą kelis kartus, jau tam tikros
laidai, sinapsės jungtis bus nežymiai laidesnės tam tikroje smegenų vietoje negu kitoj. Jeigu aš kažką pasakysiu kelis kartus ar pamastysiu, užsimsiu vienu ar kitu dalyku, jau jos keisis. Iš esmės, knyga truputėlį tiesa čia galbūt tokia nihilistinė vietomis reabilitologų atžvilgių, nes ten yra net tokia frazė kažkaip kaip užleistas užkampis reabilitologija, kažkaip panašiai skamba, dabar nepakartosiu, bijau tiksliai tą citatą. Nu, iš tikrųjų taip nėra užleistas užkampis, tai, ką, sakysim, daro reabilitologai. Čia iš tikrųjų daugiau eina kalba apie funkcijų atstatymą ar žmogaus adaptavimą ir tai nėra tiesiogiai galbūt profesionalo neurologo, nes ta neurologija tampa vis labiau tokia arba urgentinė, skubi, arba diagnozuok, parašyk ir palik reabilitologui arba kam nors. Deja, taip jau formuojama ta sveikatos sistema. Bet tai čia tas, kas yra, kažkokios neuroreabilitacijos dalykai ir galbūt reabilitologai papildomai to galėtų, bet tuo pastoviai užsiima kiekvienas žmogus, kuris turėjo, sakysim, ar tai ir turi paralyžių po insulto, tai vienas atvejis yra būtent išnagrinėtas. Taip, tam tikros priemonės taikomės reabilitologai ir neurologai be abejo būtent to ir tikisi, kad dėl savo neuroplastinių savybių ir kartais mes irgi matom labai stebėtinų atvejų, kai žmogus su didžiuliais smegenų pažeidimais, kurie tarsi turėtų pažeisti tas vietas, pažeidė, kuriuose lokalizuotos tam tikros funkcijos, vis tik tai tas funkcijas pamažu daugiau mažiau atstato. Tai čia nėra kažkoks stebuklas, tiesą sakant, mes tą matom gana dažnai, jeigu ne kasdieną, bet ir tai, kad galbūt knyga truputėlį perdeda tai, kad visi tiki ar tikėjo griežta funkcijų lokalizacija, o tai, kad jos gali keisti, ta prasme, smegenyse savo vietą, yra kažkoks, trumpo periodo žaibiškas atradimas. Niekada griežtai niekas nesilaikė tokios, tai, kad buvo tyriama lokalizacija, ar tai būtų Penfieldas, ar Broca, ar kas jau skaitęs knygą, ar kas žino iš savo specialybės, ar Lurija, ar kiti. Jie visada, ne vienas netvirtino, kad tos funkcijos negali būti truputėlį kitur, ar zonos išsiplėsti, ar perimti šalia esantį šiek tiek. Tai iš principo tai pats metodas to neuroplastiškumo, sakysim, reiškinio egzistavimas, jisai panaudojamas kasdieną kiekvienoje reabilitacijos klinikoje, tik galbūt ne tokiais išradingais metodais, kaip pateikia. Tai autorius būtent čia, tiesą sakant, pusę pasaulio apkeliavo, ieškodamas būtent tokių stulbinančių ir išradingų metodų, kur tikrai nustebintų savo rezultatais. Bet šiaip tas reiškinys yra naudojamas, bet kokio gyjimo, nervų sistemos gyjimo, centrinės nervų sistemos, galvos smegenų pažeidimų gyjimo atveju. Tik tai vėlgi, sakysim, galbūt, aš norėčiau atkreipdėmėsi ten, sakysim, labai pabrėžiama sugebėjimų treniravimo ypatumai, tam tikri filmukai, disleksijų, kalbos sutrikimų gydymosi, mokymosi ir staiga paskui pereinama kai kurie tokie truputėlį abejotini teiginiai, kas liečia link Alzheimerio ligos galbūt, kad jeigu jau treniruositės, tai galit ją sustabdyti ar gal net išgydyti, tai tiesiogiai netvirtinama. Kaip sakyti, tos idėjos jau seniai atliepia. Tik tai nebuvo taip galbūt jau aiškiai suformuluotos, kad ir vadinamoji lokalizacijos ir antilokalizacijos tezė, apie ką mano kolega čia puikiai šnekėjo. Žodžiu, esmė čia yra kokia, kad plastiškumo fenomenas suteikia galimybę visiems naudoti žodį kaip vaistą, naudoti judesį veiksmą kaip vaistą. Ne vien tik tai tabletes ryte ar injekcijas, taip? Žodžiu, tai jau tie dalykai nuo seno yra naudojami ir įvairiausiais būdais, kaip sakyti, yra naudojami, tik tai akcentuojama toje knygoje ir man atrodo, kad kas mums verta prisiminti, žodžiu, dar nuo filosofų, nuo Dekarto laikų
dar anksčiau, žodžiu, kaip sakyta, akcentuota idėja kūno ir sielos vienovės idėja. Tai mes galim skrandį opą išsitaisyti dėl to, kad neteisingai maitinamės. Bet galim, kaip mano kolega gydytojas pasakojo, dėl to, kad žmona pjūklas namuose išsiskyrė ir po 3 metų opos nebeliko jam. Sakysim, jokių vaistų. Čia tik tai gal nevykęs toks pavyzdys senų vyrų, kaip sakyt, kirių būna dar daugiau turbūt. Žodžiu, galima lavinti, galima mokyti ir reikia visus. Bet yra vienas dalykas, ką reikia būtinai žinoti, kad negalima to dalyko daryti per prievartą. Primestinai, kad privalu tau ten ar ten mokykloje ateiti, atsėdėti, ar ten jeigu tu, kaip sakyti, esi kažkoks tai ten nori įsilaikyti, tu būtinai tu privalai kažką tai padaryti ir tu tą dalyką darai ne pats norėdamas, o verčiamas. Jeigu nori panaudoti plastiškas smegenų charakteristikas, tai žinoma, kaip sakyti, tas toks sudėtinės armijos principas, jeigu nenori priversim, jeigu nemoki išmokysim, jis šiek tiek veikia. Tačiau tai nėra humanistinės, normalios demokratinės visuomenės, kaip sakyti, paskata. Šiuo atveju aš pabrėžiu dar kartą, kad pats žmogus norėtų. Labai turi norėti, kaip kolega puikiai sakė, ne nuo tos rankos pakelti, bet jis turi ją norėti. Labai norėti, nežmoniškai norėti. Ir kaip sakyti, sielos kelias į kūną eina per tą didžiulę motyvaciją. Sakysim, rytų kultūros, kokia nors indų joga, budizmas, sakysim, rytų kraštuose, jie akcentuoja tos dalykus ir visiškai teisingai akcentuoja ir labai svarbu motyvuoja. Budistų vienuolynas motyvuoja, kodėl tu taip turi daryti. Ir iš kūno padaro tiesiog, odą pasidaro kietesnį už plieną žmogui. Tai, įsivaizduoju, su tuo pirminis žmogus susidūrė, kadangi aplinka nebuvo plentų kelių. Visa aplinka buvo žiauri ir oda jam pastoviai pražydavo, jis jau turėjo tą psichotechniką, mokėjo apsiginti. Tai mes šios dalykus esam praradę. Mes virtom minkštakūniais, neturim savyje tos disvitalės vidinės jėgos, to noro, kuris, kaip matom, stebuklus daro. Ta knyga puikiai, kaip sakyti, iliustruoja. Ir tai nėra iš tikrųjų tokie stebuklai, kad pamojo kažkas pirštu ir tau tai pasidarė. Tai yra normalūs dalykai, tik tai besiremiantys smegenų plastiškumo, kaip sakyti, dalykais. To būdu akcentuojant tą vidinę žmogaus motyvaciją ir pridedant tas žinias gaunam to, ko reikia. Pabaigai pasakysiu, kad kolegos, mes visi esam psichoterapeutai, mes visi esam gydytojai. Gali žmogui pasakyti, kad tu mulkis, tu nevykėlis, tu negražus. Ir, žodžiu, tarkim, iš tikrųjų, tai yra tiesa. Bet gali jam pasakyti, kad mielasis reiktų dar čia. Čia kai ką pasižiūrėti, kai ką paskaityti, žodžiu, gal tau nusiprausti, čia nusišukuoti reikėtų, sakysim, taip. Ir lygiai tas pats dalykas, bet visiškai skirtingi poveikiai žmogui, taip. Visiškai skirtingi poveikiai, kaip sakyti, ir šeimose, pavyzdžiui, kai mes gyvenam kartu, tai tie dalykai pastoviai naudojami, taip. Tai, žodžiu, kadangi smegenys yra plastiškos, tai reikia, žodžiu, tai yra molis, nuostabus molis, žodžiu, porceliano, kaulinas, iš kurio porcelianas daromas, tai, žodžiu, tik tai reikia ir pačiam būti molio atitinkamu, tai, ir reikia, kad aplinka būtų neblogas meistras. Žodžiu, pabrėžiu, nauja tai yra tai, kad plastiškumo charakteristis gali naudoti tada, kada tu dalyko labai nori. Per prievartą, žinau, tu būsi ir išmokytas šiek tiek, kaip sakyti, ir šiek tiek, kaip sakyti, iškursintas, bet jeigu tu dalyko to nenorėsi, tai tada knygos į rankas neimsi. Domino, aš labai susidomėjau, jau stovėjau eilėj skaityti gal 10 kolegų. Noriu paklausti, ar vyresnio amžiaus tas plastiškumas yra toks pat aktyvus, kaip čia jūs manote, kaip ir jaunesnio amžiaus, tų įpročių, tų teritorijų plastiškumas, kurios atsakingos už blogus įpročius arba už atmintį tų teritorijų, kurio ar yra plastiškumas, ar jau jis sulėtėja, ar jį galima vėl atauginti. Ačiū. Dėkui. Jeigu galima po 5 sakiniais atsakyti, gerai? Vienu sakiniu, plastiškumo prasme, tai yra jaunų žmonių, kurie yra seni, turi senas smegenis, ir yra senų žmonių, kurie turi jaunas smegenis.
Labai gražiai, puikiai frazė, iš tikrųjų pagyvenusios ir jaunos smegenys skiriasi. Bet be abejo, vyresniam amžiui, nevadinkim galbūt senų, ar nes nesuprasi, kas tas senų, pagyvenusiam amžiui iš tikrųjų galima pasiekti daug ir čia būtent aš norėčiau galiu su vieną dalyką pasakyti. Vyresniam amžiui, tuo plastiškumu, kuris gal ir netoks didelis kaip vaikystė ar jaunystė, dažnai nepasinaudojama ne todėl, kad jis mažesnis, o todėl, kad nesijama aktyvios veiklos, noro, ten kalbama, nėra tos motivacijos, yra nihilistinis požiūris, kad knygoje tiesiogiai ten kalbama apie svetimų kalbų, kitų naujų mokymasi ar panašiai. Ar kalbų, ar kitokio užsiėmimo, ar kažkokio intelektualinio kito žaidimo, ar fizinio dalyko. Bet jeigu žmogus aktyviai bando tą daryti, tai ir vyresniam amžiui jos yra pakankamai plastiškos, kad pasiekti didelius rezultatus. Čia daugiau motivacijų skirtumas. Jaunam amžiui ta motivacija dažniausiai būna viskam ir visur ir trykštanti energija, o vyresniam truputėlį galbūt mažiau. Ir tada vyresnis žmogus nebeišnaudoja tų turimų galimybių. Turimų, tikrai. Bet kodėl tada žmonės, kurie yra nepaprastai aktyvūs, labai dažnai susirga būtent Alzheimeriu? Pavyzdžiui, garsi Britų premjerė Margaret Thatcher, amerikiečių prezidentas Reaganas. Būtent tokie, kurie atrodo motivacijos, turėjo labai daug. Tai čia yra ta vieta, kur kaip ir pesimistinis mano požiūris, jis ne pesimistinis, jis galbūt labiau realistinis, aš tą ir norėjau pasakyti. Deja, Alzheimerio ligą sąlygoja ne pratimai ir ne aplinka. Mes turim rinkinį genų, tai nėra tiesiogiai paveldima liga, jinai turi tik rizikos genetinius veiksnius, bet deja, tai yra vis tik biologinė liga ir mes kol kas galim kažką pagerinti, pataisyti tiek vaistais, tiek pratimais, tiek treniruotėmis, bet ištaisyti, yra dalykai, kurie yra soft, švelniai suprogramuoti ar nesuprogramuoti ir mes galim tą keisti plastiškai ir yra tie, kur yra hardwired ir nieko ten nepadarysi ir jie vis tik tai pagal mūsų tą loteriją, kurios metu mes gavom genų rinkinį. Jie ir Reaganą, ir Thatcher, ir Parkinsono lygą popiežiui Jonui Pauliui II, ir daugybė kitų garsių žmonių, deja padovanoja, nepaisant didžiulio aktyvumo, yra dar ir prigimtiniai genetiniai dalykai. Nereiktų galbūt tikėti, kad smegenys ar kitas dalykas yra absoliučiai plastiški visais požiūriais, kokiais tik norim. Tarkim, mano nošis didelė yra, aš labai noriu, kad jinai sumažėtų. Ar jinai sumažės nuo mano noro? Aišku, kaip kolega Kaubrys sakė, mes turėtume saugoti savo hardą, kompiuteriniais terminais kalbant, ir tobulinti savo softą. tą eikime ir darykime. Dėkui kolegoms už pasisakymus. Dėkui visiems.